Sveiki visi, čia Vizardo ir aš kalbu su savo draugu Paulium, arba kitaip vadinamas Yu-Gi-Oh! 515. Ir aš šiandien darysiu sukursiu naują pasaulį ir parodysiu jums vieną seed. Ir jeigu nežinot, kaip pasidaryti to, kai būna viskas lygu ir smėlis, tai reikia įeiti čia, pašalinti šituos, eiti va šitą, užsistatyti ant šito desert, paspausti ant šito ir šitą pašalinti ir akmenį pašalinti. Ir tada jums gausis tas plokščias, žodžiu, su smėliu pasaulis. O kaip einat, susikuriat kūrybinį, paspaudžiat ant daugiau pasaulio nustatymų, parašot nusistatot, paspaudžiat atliktą ir sukuriat pasaulį. Ir turėtumėt atsirasti džiunglėse. Jo. Ir paskui nueikit ir kaip atsirasit, kurio čia vietoj? Atsirasit šitoj vietoj, pasukit į tą šoną ir eikit ten. Truputį, kad nieko, eikit ir pamatysit villages prie piramidės. Arba piramidė prie villidžo. Kai nueinat į šitą kalvį, bus skrinė ir jame bus iron, šalmas ir kelnės, 3 obuoliai ir 7 ąžuolo sodinukai. Ten jūs galite dar pasikeisti su šitais villageriais, jeigu norit. Nu, ką? Ir kai nueinat į piramidę, aš pasimsiu torčą ir jums parodysiu. Tik iškalkit šitą. Pasižiūrit štamčiuose goldo, baunų ir zombių spuvusios mėsos. Viena knyga buvo skausmas 1, kaulų ir iron. Šitoj skrynioj vien tik kaulai. O šitoj 2 deimantai, auksas, geležis ir baunų. Tai galit suvesti šitą seedą ir išeis jums pasidaryti kardą su enchantu, jeigu rasit, ir jums pirmą reikėtų tada pasidaryti tą priekalą ir ir įsičentyti. Ir prie villidžo yra dar vienas kalnas, o šitas, o tame kalne yra nesibaigianti tunelis, nesibaigiantis. Galit rasti čia damada, eiti kasinėt. Va. Susiras draugų. Tik tiek. Jeigu norit, tai galiu daugiau seedų įkelti, tik pakomentuokit, subscribe me, prenumeruokit man ir paspauskite like buttoną, mygtuką ir viso gero.